Sveiki, šiandien jūs atvykote į Lietuvoje uždraustą kanalą. Mano kanalo negalima žiūrėti, jeigu jūs neturit VPN, tai tikiuosi, kad jūs jį turite. Šiandien informacinė ataka prieš Lietuvą įvyks iš Alžyro Hama parko. Štai koks yra tas Hama parkas. Visi Latvijos patriotai labai džiaugiasi, kad Roslikovas yra toksai vatnikas, Roslikovas, kuris Latvijos Seime kalbėjo rusų kalba. Ir už tai jam yra baudžiamoji byla ir jis dabar yra Baltarusijoje. Jam yra išduotas arešto orderis Latvijoje. Ir vat visi patriotai džiaugiasi Latvijoje, galvoja, jis nebegali grįžti į Latviją. Ir tai yra iš dalies tiesa, dėl to, kad į Latviją jis iš tikrųjų negali grįžti, jam yra arešto orderis ir jį sulaikys. Tačiau jis gali rodyti latviams Bibi iš viso pasaulio kaip aš. Jam yra, reiškia, dėl tautinės nesantaikos kurstymo byla baudžiamoji, dėl to, kad jis šnekėjo rusų kalbą Seime Latvijoje. Bet už šitą nusikaltimą neįmanoma išduoti Europos arešto orderio. Lygiai taip pat kaip ir mano byloje, aš pavyzdžiui sudaužiau Jono Noreikos lentą tam, kad sunaikinčiau lietuvių kultūrą. Aš papasakojau apie pedofilą Egidijų Kūrį ir man dėl to yra taip pat arešto orderis Lietuvoje. Bet Europos arešto orderio išduoti neįmanoma, dėl to, kad tai yra politiniai nusikaltimai. Lygiai tais pas ir Roslikovui. Aišku, Roslikovui dabar reikėtų Baltarusijoje gauti politinio pabėgėlio pasą, kaip aš turiu, kad jo negalima būtų sulaikyti niekur pasaulyje. Ir po to su tuo pasu, Baltarusijos politinio pabėgėlio pasu, jis gali grįžti į Europos Sąjungą, kaip aš tai darau, ir rodyt Bibi. Vat kaip aš darau. Aš šiuo metu ir esu Alžyre, bet kas prisirašęs prie mano kanalo, mato, kad kovo mėnesį aš buvau Nyderlanduose, Belgijoje, Ispanijoje ir dar kažkur, Andoroje buvau. Tai viskas yra tvarkoj. Tai tie, kas džiaugiasi, kad Roslikovas dabar gyvens Baltarusijoje, jie gali džiaugtis, bet jis gali gyventi Baltarusijoje, jeigu jam patinka. O iš tikrųjų jis gali keliauti, kaip aš keliauju po visą pasaulį. Vat pavyzdžiui, žiūrėkit, Edikas Jagelavičius taip pat gavo politinį prieglobstį Baltarusijoje ir jis nuolat keliauja į Kiniją. Jis nekeliauja po visą pasaulį kaip aš, dėl to, kad jam gera Kinijoje. O man gera visur. Sveikinu Roslikovą su nauju pasu. 2 pasai yra geriau nei vienas. O čia yra Mustafa Paša. Rūmai Mustafa buvo toksai Paša. Čia jo rūmai. Štai taip atrodo Abdelkadero paminklas ir Emyro Abdelkadero aikštė Alžyre. Šiaip tai sakyčiau, kad šitas paminklas daug gražesnis nei Gedimino paminklas Vilniuje. Šitas atrodo kaip tikras kareivis, turi kardą, žirgą, o Gediminas turi lazdą ir šuniuką Vilniuje. Baltarusiai sako, kad lietuviai specialiai pastatė tokį negražų paminklą Gediminui, kadangi jis yra Baltarusis, buvo Baltarusis. Nemokėjo lietuvių kalbos ir todėl lietuviai norėjo jam atkeršyti. Pastatė va tokį va negražų paminklą. Šitas yra daug gražesnis Alžyre. Irgi čia šitas Emyras Abdelkaderas yra kaip Gediminas. Toks Gediminas. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.